Sveiki, jūs Raum fonde, aš Ruslanas, čia nagrinėjam finansus pagal Bibliją, pozityvą, teigiamą tą dalį, nes neigiama ta dalis, jinai labai negatyviai formuoja mūsų santykį su Dievu per iždininko prizmę. Biblija nėra nei apie skurdą, nei apie turtą, nei apie prabangą, gal taip pasakysiu. Apie turtą yra, bet ne apie prabangą. Ir Biblija yra apie valdymą. Valdytojas, iždininkas. Ir mes analizuosim tą tikrą pradą ir tiesą apie pinigus. O ne tuos išvedžiojimus ir ne tas pasakas, kurios yra užprogramuotos. Ir programos kodas vadinasi NLP pasaulyje. Ir iš pasaulio labai daug ateina ir atitolina mus nuo tiesos. Neurolingvistinis tas programavimas, mūsų smegenų programavimas, pasakysiu jums vieną pavyzdį. Reklama. Kodėl žiūrint televiziją yra kišama ta reklama? Vienintelė, tarkim, kažkokią reklamą kiša visur. Ir daug kartų. Atrodo, jau taigi rodėt, kam jūs vėl rodot? Todėl, kad užprogramuotų mūsų smegenis. Ir šitas principas yra paimtas būtent iš Biblijos. Ir jeigu romiečiams mes paskaitysim 12.2, romiečiams 12.2 paskaitykit. Tiksliau kartu paskaitysim. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Suprantat? Programavimas yra ištrauktas iš Dievo žodžio. Ir išmetė Dievą, išmetė Jėzų, išmetė tiesą ir pradėjo programuoti savo tikslams žmonės atjungdami nuo tiesos, atjungdami nuo Dievo. Aš, pavyzdžiui, žinau Ariel miltelius, aš žinau ten dar kažkokius tai vandenį, koks ten vanduo pats geriausias Lietuvoje. Visi turbūt žino, ten akvilė, dar kažkokia ir panašiai. Tai yra tos programos, kurios yra ne apie tiesą, o apie melą. Ir dabar padarysiu tokį video ciklą, pamokų ciklą apie tą programavimą ir tuos įžadus, kuriuos mes padarėm sąmoningai arba nesąmoningai, nesuprasdami ir atitraukti nuo tiesos. Ir tas žodis programavimas yra tas 100% toks modernus. Bet Biblija sako, proto atnaujinimas, pats principas 100% biblinis, tiesa. Ir jie padarė pasaulis. Programavimas, NLP, neurolingvistinis programavimas, kad žmogų galima suprogramuoti, galima jį užprogramuoti skurdui, galima jį užprogramuoti pritekliui, ten turtams, galima jį užprogramuoti bet kokį melą įkišti į smegenis ir taip toliau. Tai proto atnaujinimas. Tiesiog reiškia senų modelių mąstymų, modelių pakeitimą, klaidingą įsitikinimų atmetimą. Kas buvo klaidinga, mes atmetam. Ir tiesos įdiegimą. Tai nėra kultizmo, tai disciplinuotas tikėjimas, disciplina. Tai va, tai žinokit, kad iš vienos pusės mes esame pasaulyje, iš kitos pusės mes esame Dievo karalystėje. Dievo karalystė mumyse, Dievo karalystė tarp mūsų. Ir žinokit, kad kai kurios programos yra suprogramuotos per baimę, per daug melo pasakyto per labai trumpą laiką ir mes esame įtikinti. Bet kai mes nagrinėsim Dievo žodį, mes viską išsiaiškinsim. Būkite visi palaiminti, būkite visi gausoje, būkite visi džiaugsme ir iki.